Sveiki. Pas mus apžvalga grandiozinė ir neturinti analogų pasaulyje. Ja, vat morėjai, akmenys, pusiau sintetiniai, žodžiu, sintetiniai ir natūralūs abrazyvai sumaišyti. Kampanija gana senai, ten 1933 metais įkurta prekiauja natūraliais akmenimis ir danten įrankiais visokiais ir panašiai. Tai. Ir kūrė ilgai ir nuobodžiai 5 metus, kaip jie rašo, ar kiek ten akmenis tokius būtent. Aišku, čia ne pirmas bandymas ir tikiuosi ne paskutinis, kai bandau sumiksuoti natūralų akmenis su sintetika. Aišku, iš dalies galima padaryti ant natūralaus akmens užtepti ten kokias suspenzijas ar užberti abrazyvą, kokį aliuminio oksidą ar panašiai ir silicio karbidą ir kažką panašaus gausim, bet ne taip, nes čia visi kiršikliai, viskas yra surišta. Tai va tokie akmenys. Bus 1000, žodžiu, iki 12 000 bus. Jie atrodo panašiai spalvas skiriasi, ten karosų tik tai kitoks vaizdas. Nu, pamatysit eigoje. Ir šiek tiek galvoju, reikia vis dėlto pakalbėti, aš maniau, kad visiems aišku, kad užbaigti, kodėl reikia būtent taip, o ne taip. Užbaigimą įdėsiai, nes žiūri porą YouTube'as per vieną dieną išmetė man porą jaunuolių japonų, kurie būtent taip užbaiginėjai peilius. Ir jie blogeriai, ir vienas ten save galandintojų profesionalių vadina. Pažiūrėsim po mikroskopą, kodėl tų nereikia daryti. Neperinkit kanalų, žodžiu. Peilis bus super origami. Anglinis plienas nedaug lygiuotas, grūdinamas kietai labai, apie 66 turėtų būti pagal Rockwell. Jis kaip ir naujas visiškai, kaip ir pagalastas, bet tų mikroskopų mes matom, yra skilimas ir šiaip, jis kaip ir pjauna, bet reikia kažką pagalasti. Tiesiog neturiu ką galasti, tai pagalasiu šitą. Kągi pradėsim, nustačiau kampą 14,9. Matyti nereikia akmenų. Šiek tiek geria vandenį. Tegul geria. Tegul geria. Mes negalime. Kad minkšti, jaučiuosi, kad minkštas. Tai panašu į natūralų akmenį, taip. Ta prasme, kad toks netolygumas jaučiasi šioks toks. Greitis kaip 1000, tai nekoks, bet tai gali būti, kad dėl to, kad jis naujas. Tiesiog tai tas abrazyvumas jau būna iš pradžių mažesnis, aišku, galima tą paviršių nuimti su kokiu nors nagūra skirtą. Jeigu jau visiškai netenkina sparta, tai atsinešiau tokį lyginimui Shepton gaminys. Jis vadina jį akmenų lyginimu. Na, aišku, galima kažkiek. Bet mūsų dabar tikslas nuimtas sluoksnį. Ir užapvalinsim aštrius kampus. Suspenziją padarysim. Čia tikrai ne iš to akmens, nes jis labai kietas, jis tam skirtas, kad neišskirt suspendžius.
Nu dabar jau kažkas gaunasi. Bet tikrai gaunasi panašus akmuo, aš nežinau, kokiu principu jie darė, gali būti, kad jie natūralų akmenį čia, natūralų akmenį kokį nors grubesnį įdėję, kokį aizu, ar aoto, ar kažką panašaus, gali būti tokį įdėję. Nes šiaip ir darbas kaip natūralus, to lygumą nėra, bet toks grįždėjimas, bet jis... Nu, pažiūrėsim, nuklausim akmenį ir kaip aš tada dirbti. Nu, taip yra. Tai tokia spėju čia idėja yra, kad sumaišiai su grubaus natūralos akmens milteliais. Nu, yra tas toks nelygumas, kaip dirbant su aizu ar aoto. Kažką matsuja yra tokie panašus. Šiaip gana kietas akmuo, jis greitai nesidėvės, tai tas kaip ir džiugina. Žiūrim. O jau, sąlyginai pjauna. Mes, aišku, čia nesistengiam labai aukštumų siekti. Žiūrint po mikroskopu. Nu, kaip yra tokie nelygumai, bet tai ir pagal darbą jau jaučiasi, kaip aš žodžiu, taip ir panašiai dirba, kaip natūralus akmuo. Yra tokių nedidelių skilimų. Čia vienoje vietoje matom daugmaž, kad ne visur pasiekim pačią viršūnę. Grindas toks vadinasi, čia plokščioje vietoje nepasiekim, tai pakelsim šiek tiek kampą ir ten su 4000 susekančių pasieksim. Jeigu būtų užbaigimai, aišku, reikėtų kažką daryti. Žiūrim, kaip jaunam. Principai galime imti ir naudoti tokį peilį. Kaip įspūdis, koks greičiai pradėti tokį peilį, pradėti galandinimą, nuo 400, jie turi 400, bet aš jau neturiu, tai reikėtų tokiu atveju, kaip pradėti, jeigu pergalas, keisti kampą, jeigu jis nelygus, o kaip šiuo atveju. Kaip 1000 jis yra lėtas, bet dirbam, kaip normaliai. Toks, sakysim, unikalus, panašus į natūralų, lėčiau dėvėsis, gal kaip daugumom natūralių ir greitis, panašu yra ir natūralių ir kaip aizų panašiai. Ir šiaip jeigu su aogamis super, tai, kaip jis kietas, bet jis su legiriuojančių elementų mažai turi, tai su milteliniu plienu, tai bus dar sunkiau, gana sunkiai ima, tokį plieną ima sunkiai, tai į miltelinius, tai pabandysim, beje, M390, pažiūrėsim, kas gausis, tai, bet bus nelengvas, tai toliau imam 4000. Jo, mes kerstelsim, patikrinsime, kiek lygus ir kerstelsim kampą dar, kad greičiau pasiektum, kokį 10, kiek ten buvo 14,9 pas mus. Pakelsim iki 15. Čia 4000. Nu ir vėl jausmas tas, kad... Bet tai mes... Kad jis nelabai nori dirbti, tai... Mes tu išaiškinsim, kodėl jis toks negeras. Šis principas, kokią tai
išeisim į naudą pradžiai, paskui pirksim ir švarausim. Ir vėl pas mus gaunasi natūralaus akmens spalvytis. Jo. Nu kągi, tai galim kaip ir džiaugtis, kad mūsų neapgauna. Bet iš tiesų yra ten natūralaus akmens. Ne, iš tai tikrai nieks nebyra čia. Negalvokit jūs. Kaip suspenzija spaltina darbą, bet ten gaunasi ne taip aštrėjant, kaip galėtų ant švaraus akmens gausis aštrėjant. Gerai, pažiūrim, kaip šiaudam suspenzijos ir palyginsim, kaip ant švaros akmens. Jeigu jums kyla klausimų, reikia tai daryti. Kad vis dėlto nepasiekim dar tos vietos, tai kur buvo defektai, tai padirbėsim dar. Tokiu atveju. Toj vietoj dabar yra. Tai ją skirsim daugiau dėmesio. Kartais iššauka kažkoks viens kitas akmuo, tai nelabai man taip pat ant tokio akmens. Ant 4000 nelabai pageidautini tokie dalykai, tai nuplausim. Vaizdas po mikroskopu. Yra skilimų. Nu ir ta vieta, aišku, kur nepasiekta. Tai pakelsim dar kampą 6 ir tikiuosi, kad pasieksim. Apie porą cumų netvarkuoja. Žiūrim, kaip jauna. Tos vietos, kam tvarkuoja, aišku, jis pjaus gerai. Nu šiaip jau nesijaučia. Kaip ir normaliai viskas. Po mikroskopu, aišku, vaizdas neatrodo gerai, bet servetėlė nelabai nori. 6000 sekantis. Kampas nuskilo, transportuojant. Nu, bet taip jaučiasi, kad ten yra kažkas natūralaus, kažkoks nes panašiai dirbai natūralų akmenį yra toks šnabždėjimas, ne taip pjovimas kaip susintetika.
ar akmens klausimas. Nu, tą vietą vis dėlto nepasiekėm. Yra netobula, bet tik būna, nes yra nekur gerai, po mikroskopu matot, kur akmuo kaltas, kur grendas. Turbūt suprantat, pjauna normaliai kaip. Dirba lėtai, bet dirba. Čia yra tie porą colmų. Nepasiekta kreivas grindas. Tai šiek tiek kimba. Bet mes nesiliausim, nes mes čia testuojam akmenis, tai o negalandam peilį galų galia, tai 8000. Nevienodi, vadinas, matuojam 15,9. Okay. Gerai, 8000. Nu ką, nedaug skiriasi, taip ir turi būt nuo 6. Nieko nuostabaus. Teršiasi gana sparčiai. Nu, su kuo aš galiu palyginti su yra rašojama bandžiaus. Tokia tipo irgi maišyta sintetika su natūraliu, tai nu tas pats viskas. Teršiasi gana greitai. Kad tai palygint, kad tai gausi natūralus, dirbantis greičiau, kas idėja yra tokių planų kūrimą, tai negalima sakyti, kad tai pavyko. Kaip ir įdomu, spėt minkštesniam plienui. Gal jį ir nieko, bet va tokiam tai nekas. Nu, taip žadėjau parodyti, kas gaunasi, kad taip užbaigia. Nu, ir pažiūrėsim. Žiūrim, kaip jis pjauna dabar. Nu, kaip pjauna, puikiai, ne? Puikiai pjauna. Nu, irgi puikiai. Nu, kai užbaigiau po taip, nuo savęs judesiais, tai mikroskopu. Nu, tų tragedijas kaip ir nematyti, bet jie yra tokia baltas, tos viršūnėlės, tokias matot, jos ten, kai kuriuose netolygiai, tai vietose yra, kai kur nėra, tai čia būtent ir yra užvarta. Čia reikėtų daugiau zoomo, tai būtų aiškiau matyti, kaip tai yra baisu. Nu, tai tiesiog metalas įsitampusias yra plėvės, tokias, tai jūs lūš, links ir greičiau atšieps. Tai dėl to mes užbaigiam, kad jų nebūtų. Tai ką dabar ir pademonstruosim. Užbaigiam taip. Būtent dėl to, kad jas nuėjom, tai tada peilis laiko aštrumą daug ilgiau. Pumpirą, kaip matėm, pjauna labai gerai, bet ką kietesnį palietus, ten lentą pavyzdžiui, ir pjovimą, tai tos plėvės jau sužlinks, lūš ir taip toliau. Peilis nebus tvarkingai ašmenys užbaigti pati viršūnė.
Žiūrim po mikroskopu, 8000. Nu, matom, kad jau pasiekėm visur, ką reikėjo pasiekti, defektų neliko. Nu, kaip yra tie skilimai ten, kai kur minimalūs. Aišku, dabar pjauna visur gerai. Tik matom popierių, be užvaltas netgi sunkiau pjauna, bet jis pjaus tai, ką reikia, produktus ilgiau. Tai toliau karasų 9000. Čia, nu, kodėl padarė tokį margą, yra toks populiarus natūralus akmenys karasų. Tai čia matyti imitacija tokio. Tai idėja reikia manyti tokia. Dėl išvaizdos, su kažkokia praktinė reikšmė, tai turbūt nelabai yra. 16. Čia taip, kad kartais toks jausmas apima, kad jie netgi padarė taip, kad po biskį kampas netgi kyla taip, kad, nu, bet nemanau, kad jie idėja tokia buvo, kad japonų nemačiau, gal ant su tokiais prietaisais. Bet taip gerai viskas gaunasi, kad pakyla kampas taip, kaip reikia. Nu kągi, sutapimas, sakykime, arba ne. Bet kad nėra lygus, tai nieko. Turėtų būti lygus, vis dėlto būtų dar geriau. Mano atveju tai viskas kaip nėra. Ir vis tiek, kad iškrenta kažkoks blogis. Tai tie skilimai vat ir atsiranda, jie nežymus, aišku, bet tai natūraliais akmenim tai visada gaunasi. Ir tokie nekritiniai, nes eksploatuojant vėl jų atsiras ir daugybė ir labai greitai ir daug didesnių, bet vis dėlto niuansas nemalonus. Nu, po 9000 čia aišku, jeigu jūs galvojate, kad peiliai pagaląsti reikia tiek, tai ne, tikrai nereikia. Nes poros akmenų užtenka laisvai. Tokį užbaigimą angliniai plienai taip galima pasibūvyti, ten 9000 taip, ten 4000 per akis, tai daugumai peilių. Bet mes čia testuojam akmenis, tai mes negalandam. Jaučiasi, kad dirba tos. Viskas tvarkoja su juo. Po mikroskopu, aišku, jis negali skirtis nuo 8000 žymiai. Nelabai kas ir skiriasi. Žiūrim, kaip jaunam. Nu, irgi, aišku, skirtumai minimalūs. Ir gerai, pagalanda, kągi. Ir paskutinis 12000. Nu, tai tie kažkaip netgi geriau jaučiasi smulkus, kad jie dirba, bent jau nesinori jų trint su nagoro. Jaučiasi, kad kimba į metalą kažkiek, kad ir 12000 smulkus.
vaizdas po mikroskopu. Viskas gerai, tvarkingai, gražu. Ir gerai, pjaunam popierių. Pjaunam. Ir nepjaut negali tiesiog. Neturi teisės. Taip, tai kokias išvadas galima padaryti? Akmenys dirba, bet lėtai. Idėja, kad natūralus akmuo turėtų nesitaršti ir kokią aš prasmę matau iš tokių gaminių, kad idėja, kad natūralus akmenys nesitaršia ir ilgiau laiko. Tai tas užbaigimas čia gaunasi finišas, jis nelabai panašu į natūralų akmenį. Tai laikysis, ar jis ilgiau, galbūt šiek tiek ilgiau, bet ar prilygs natūraliam, ne, kaip ir teršimas jis neprilygsta. O ką iš to gaunam blogą? Gaunam blogą tai, kad iškrenta iš jų tie būtent abrazyvo gabaliukai, to natūralaus būtent akmens, ir jie kaliais vadinti nedideli skilimai. Jie nekritiški, aišku, bet tai šiaip toks nemalonus elementas. Ar pavyko pasiekti kažkokius privalumus, tai sumaišius, tai galbūt nedidelį atsparumą dilimui, galbūt. O trūkumų matau greitis mažesnis, lyginant su tipiškai sintetiniais. Ir plius ne taip tų lygiai užbaigia. Tai, žodžiu, kažkaip didelės prasmės aš iš jų nematau. Kad kažkas gero čia pavyko padaryti kažkokią revoliuciją. Ne pirmi bandė, bet tai... Nežinau, galvokit patys, žodžiu, neblogai, taip dirba pagal asit, bet ar yra privalumai lyginant ten su kokia Naneva, Shepton ar panašiai. Trūkumų matau, privalumų labai migloti galbūt yra ir galbūt privalumai, tai man taip atrodo. Tai. Darom tada, pažiūrėsim gal. Nusiims ratus, jeigu yra tokių. Taip. O tai. Ir geriau. Ir kad galutinai pribaigti teko su deimantais. Sąlyginai pagal valandą, taip, graužė sąžinę šitai palikti nesinaužint. Ištrutėję ten yra vis tiek, tai kaip jis pjauna, bet jaučiasi, kad muša, tai bus geriau. Pakėliau laipsnių čia beveik 16 padariau, kilstelsim ir žiūrėsim, ką jis padarys ir kaip greitai su milteliniu M390 čia šiek tiek nepaminėjau. Miltelinis plienas, kad ir kiniškas, bet užgrūdintas normaliai, trapus toks. Trapus tai reiškia, kad gerai pjausti, nėra tai blogas variantas. Kad būtų minkštas, bent jau man taip labiau patinka. 4000 paėmiau. Kaip, aišku, sunkiai dirba, akivaizdu, kad sunkiai jiems sekasi, bet aš jau tikiuosi dėl to, kad jam pavyks.
Viskas gerai, kad jie minkšti, tai aš tikiu, kad to dėka dingstės skilimų nebus ant jų, nes plienas labai linkęs trapėti šitas. Nu, su deimantais daug kas linkia trapėti. Ir dabar man kas pasikeitė pas mus. Nu, pasikeitė, bet ne visur. 16,1. Ne, mes tą pusę jau naudojam, tai mums geriau ten tęsim. Kągi, žiūrima, kaip jauna. Beveik jau nuėmėm, beveik. Skilimas dar jaučiasi vienas, bet jau gerai. 4,000. Taip, žiūrim, kaip jauna po 4. Nu, ką jau nieko. Viskas švaru. Ir agresija jaučiasi, tai aš nežinau, ar verta. Ar verta čia mums kažką daryti. O servetėlės tai nenori pjauti. Įdomu, kodėl. Gal dėl užvartos. Mes tuoj tą sužinosim. Kodėl jis nenori? Nu, taip ir pjauna, tai aš turbūt negalasiu daugiau, nes žemiau, nes jau dabar agresijos mažaukai. Taip, kad taip ir paliksiu. Nu ką, kaip matom, su milteliniu irgi dirba. Sunkiai, bet dirba. Bet jau geresnis įspūdis, ne taip, kad visai jos reikėtų juos sušiaušti, nuimtą sluoksnį prikepusi. Normalus, taip sakyčiau, vidutinės klasės akmenys, ten gerais vadinti vis dėlto negaliu labai gerais. Yra geresnių, tai taip įdomus, aišku, bet ne geriausi. Tiek šį kartą, dėkui už dėmesį, iki.